Tai parodysiu, kaip klodas gali valdyti mūsų failų sistemas ir kaip tai gali būti naudinga. Tarkime, jeigu norime sukurti vizualus ar tekstus ar failus ir panašiai. Tai dabar esu atsidaręs įmonės folderį, kur esu suindeksavęs vizualinį identitetą, puslapių kontentą, paslaugos, reklama, klientai ir dar gali būti galybė visokios informacijos. Tai čia esu su vizualiniu redaktorium, o čia taip atrodo pas mane kompiuteryje, tiesiog paprasti failai tekstiniai ir viskas aprašyta struktūriškai. Tai tarkim, aš noriu padaryti vizualus, reklaminius baneriukus, kurie atitiktų įmonės brandbooką, vizualinį identitetą. Tai Claude rašau, esu prisijungęs per connectors savo šitą būtent failą darbinį. Tai įrašau sukurk man reklaminį banerį pagal mano turimas paslaugas. Galiu netgi iš karto indeksuoti, kad lengviau rastų, tai pas mane paslaugos yra 02. Parašau daugiskaitą. Paslaugas remdamasis 00 brand identity. Taip, identity. Reklaminius banerius. Taip. Ir specifikuoju Finlab Alt. Taip. Ir žiūrim. Ir gal iškart specifikuojam. Sukurtą turinį įdėk galime į reklama 04 reklama slešas medžiaga ir paleidžiu. Manom, kad jau skaito failus. Va, 02 dizainas. Va. Mato, kad paslaugų failai tušti. Tai peržiūrės daugiau kontento, iš ko galima paimti. Va, matom, kad iš karto į reklamoje. Sukurs turinį.
Iš karto jisai, kadangi dirba su HTML failais, jisai pats konvertuos į PNG, kad būtų iš karto paruošti. Iš karto pamatė, kad pagal jo sukurta kažkas yra ne taip, tai pats ir sutvarkys. Ir sukūrė 2 reklaminius banerius. Taip, tai matau, kad jisai dabar yra įdėjo failus kitur kažkur, bet iškart siūlymą duoda, kad sutvarkys ir įdės į reikiamą. Tai taip ir padarom. Tai padarė ir deda į vaultą. Tai matau, kad parašė visą aprašymą, kas, kodėl ir kaip. Susijusius failus sudėjo. Ir matau, kad yra 2 vizualai. Taip, tai galiu arba iš karto atsisiųsti, arba persižiūrėti banerius. Arba galiu iš karto matyti pas save irgi įdėtus banerius. Keli variantai ir aprašyta viskas kodėl ir kaip.